priekį. Pagaliau atsivežėm juostos parišti avietės, kurios yra tokios. Wow, ir apgraužta širšių. Puiku. Ragaujam. Paragauk ir pasakyk kaip. Skaniai. Skaniai? Dar viena tokia šiaip sau. Einam ieško dar. Vaikai jau prinoko mūsų uogos. Geras. Va čia va reikia eiti, kurias aš tikrai atsimenu. Jau senokai buvo užsimesgu. Reikia fotkę daryti. Nu, okei. Rastos ir suvalgytos 5 uogos. Va, 6. Šio savaitgalio prioritetiniai darbai. Tai taip, parišti avietės. Dar pabaigti genėti, nes ten yra viena vaga nebaigta. Bet parišimas eis Tautvydėliui, o aš keliausiu iš karto į Braškes. Nes praeitą savaitgalį palikom ten visišką peklą. O šį savaitgalį irgi praneša labai didelius karščius, tai dienos metu dirbti nelabai galėsim, tik tai anksti rytą ir vėlai vakare. Tai dabar būtent penktadienio vakaras. Tai eisiu aš tiesiai į Braškyną, nurinkti visus lankus ir šniūrus, kad būtų galima nušienaut, sumulčiuot. O Tautvydukas eis turbūt parišinėti. Nu, kas tau čia vyksta? Kanda. Kur? Nu, tai vaikų... Fodas. Jo, čia daug uodų ir daug gilių ir kanda labai, ir man kanda. Taip, yra įkandę. Bet didelis tokios. Taip. Nu, vakaras labai gražus, avietinas irgi labai gražus. Kaip rodžiau šianelį. Tai einam persirinkti ir į darbus. Tai dėl ko reikia labai skubėti parišinėti, nes skauda širdį man, kai va taip va yra išgenėta ir jos griūna, nes buvo vėjas, matyti, aš čia biškį palankstė, palaužė. Visų neišgelbėsi, aišku, bet negerai, nes kai guli, labai negerai. Ir va taip va visur yra. Tai tas parišimas yra tiesiog būtinas, nes kai pradės nokti uogos, tai visi šitie stiebai bus ant žemės. Kas čia gyvena? Turbūt kažkoks tai vabalas. Gerai, nelysiu. Labai gražus vakaras. Jau po 10. Tai norėjau pasirodyti, kaip sunkiai aš čia vargstu su šituo Braškių lauku. Tarpinis vaizdas truputėlį jau geresnis. Bet liko dar nemažai. Bet jau teks eiti į lovą, rytoj atsikelt anksčiau, kad prieš karščius suspėt pasibaigti, nes nebūsiu aš, jau aš rytoj nesutvarkysiu jų. Privalau tai padaryti. Vienareikšmiškai. Labas rytas iš prakeiktojo Braškių lauko. Kažkur mano balsas dingo. Kažkaip šią vasarą sunku man su sveikata, tai kosulys beprotiškas, tai balsas dingsta. O dar iš vakar labai pasitempiau nugarą. Tai sunku labai yra dirbti, nes apriboti tokie judesiai jaučiasi. Atsikėliau pusvalandžio anksčiau, įkeliau nuo skausmo vaistų. Ir dabar bandysiu eiti dirbti toliau. Kol dar nepakilo saulė, neprasidėjo svilinantis karštis, reikia užbaigti šitą lauką. Ir tai yra labai didelė pamoka man, kad negali apleisti, tai yra, turi eiti per visus laukus, nes dabar iš tikrųjų aš po Braškių sezono pabaigos
kaip įkritau į avietės, tai čia net netėjau pasižiūrėti, kaip atrodo. Ir tai yra blogai, nes turėjau anksčiau to susirūpinti. Aišku, susirūpinom anksčiau, bet neleido oras. Buvo labai karšta, praeitą savaitgalį dar išvarėm paturistaut šiek tiek, tai ir vėl nukrito, kai dirbi įprastus darbus, tai tiesiog tie savaitgaliai yra per trumpi, kad suspėti viską padaryti. Bet aišku, tai nėra kažkokie tai skundai, nes patys pasirinkom ir turim tai padaryti. Niekas kitas už mus to nepadarys. Ir, taip sakant, neapsimk, jeigu nesugebi. Tai mes sugebam ir turim savo tai įrodyti. Taigi čiumpa pirštinės. Beje, dar labai didelė rasa, dabar tai taip nemalonu net eiti. Aišku, bus nemalonu tas žolės kišti pirštus, bet nieko. Yra kaip yra, nusiplaus rankos geriau. Na taip, mes esame bejėgiai prieš gamtą. Pradėjo lyt lietutis ir sutrukdė darbus. Bet juk neištirpsim. Tik baisoka, kad žaibas nenutrenktų. Nors nėra baisus tas debesėlis, bet jaustina šiek tiek buvo. Tai, kaip mane paženklino kažkas. Čia, žinot, tas nemokamas lūpų pripūtimas. Žodžiu, sukandžioja visur, net ir lūpą. Nice. Paskutinis etapas Braškių lauko tvarkyme, mulčiuojam lapus. Pirmą kartą bandom tai daryti su mulčeriu. Ir nežinom, ar čia gerai darom, ar čia blogai darom, bet atrodo visai gerai einasi. Manau, bus gerai. Tik kitie nedžius lapai įdomu. Pūs vėjas jūs. Taip, tai savaitgalio darbai puikiai atlikti. Parišimus padarėm, nors ne visiškai idealiai, bet nieko čia eigoje pasitaisys. Braškes sutvarkėm, parišom, padarėm viską, ką planavom. Avietės nuravėtos, nugenėtos. Viena vaga dar tokia, truputėlį reiktų ten prie jos padirbėti, bet gali ir taip gyventi. Ir ką žinau, važiuojam mes namo. O manau, jog kitas savaitgalis bus jau gausus uogom raudonom. Nors kitą savaitgalį mes turim kitų planų. Turbūt reikės atvažiuoti vidury savaitės. Ko jie čia taip susiraitė? Tos viršūnėlės. Čia gyvena kažkas. Gal išsproks. Nes va yra tokių. Ir va čia susiraitęs. Ir čia. Kirminas kažko gyvena. Nežinau, kas čia toksai. Tai turbūt tiek šį savaitgalį iš mūsų. Mano draugelis bando atvaryti ir turbūt suvažinės viską. Vairuotojas. Tai tiek šį savaitgalį iš mūsų. Ir iki kito karto.